Laikas yra pinigai, verslas yra naudinga. O antras ežio inkubatoriaus lyderis yra Linas. Jam 20 metų, pirmus pinigus jis užsidirbo 13, kaldamas namų tvorą. Tikras lyderis nei pats save paskiria, nei koks vienas žmogus jį gali paskirti. Jį reikia išrinkti demokratiškai, todėl paprašiau visos grupės išrinkti žmogų, kuris padarė didžiausią teigiamą indėlį į seminaro sėkmę. Balsų dauguma išrinko Liną. Pirmiausia, Linas išsiskyrė labai stiprių pozityvių mąstymų ir gerą nuotaiką. Savo idėjomis ir savo klausimais labai smarkiai prisidėjo prie teigiamo seminaro eigos. Žinojo, ko nori, turėjo aiškesnius tikslus. Vienas iš tų, kurie labiausiai pasiruošė tuos tikslus įgyvendinti. Visi seminaro dalyviai turi vienokių ar kitokių verslo idėjų. Linas labiausiai tas idėjas išgrynino seminaro metu. Ar Linas gali būti gerų verslininkų, jūs turėtumėte paklausti pačią Lino, kaip jis jaučiasi. Aš žinau, kad gali. Mes visi turime 24 valandas per parą. Tikras lyderis turi investuoti laiką. Tai yra skirti daugiau laiko tikslo siekimui, o ne laiko švaistymui. Visų lyderių tikslas – tapti finansiškai laisvu. Tavo pasyvios pajamos turi leisti palaikyti norimą gyvenimo stilių. Lyderiai žino, kaip pritraukti sėkmę. Gyvenime yra tam tikri dėsniai. Pavyzdžiui, aiškumo. Tu negali pataikyti taikinį, kurio nematai. Jei nori tapti lyderiu, turi užsibrėžti tikslus ir juos siekti vienas po kito. Ir svarbiausia, leisti nevaržomai reikšti savo potencialui, vengti neigiamų naujienų ir teigiamai save nuteikti. Turbūt kiekvienas iš jūsų svajojo turėti krūvą tokių pinigų, todėl nedvejok ir pradėk taupyti jau šiandien, tam, kad galėtume investuoti ir tapti milijonierium. Todėl įsigyk laimės paršiuką ir tu maudysis piniguose.